2026, kas eina po dvynio, vėžys, vėžiams, vėžiukams. 2026. Nepastebėjau iškart, kad filmuoja labai per arti ir nematysit visko. Kadangi šitos kortos man yra naujos, tai man tenka dar pasiskaitinėti knygutėje jų reikšmes. Tai pagrindinė korta yra jūros arkliukas ir tai sako, kad pasiektum kelionės tikslą, svarbu suprasti žemėlapio ženklus. Taip. Šitos kortos sako, kad jūs esat kažkokiam nerime, norit judėti kažkokio tikslo link, bet labai nerimaujat, netgi tokia gal panika yra. Taip, pražiūrėjau reikšmes, biškį pasėdėjau. Ir man ateina tokios išvados, kad jūs kitais metais, ar gal netgi dabar, būgštaujate dėl to, kas praeity galbūt nenulaikėt liežuvio, kur turėjot nulaikyti, per daug kažkur kažką pasakėt, per daug pasitikėjot to, ką šnekėjot, nors viduje galbūt suprantat, kad galbūt buvo geriau patylėti. Galbūt nerimaujat, tai paniškai netgi dėl to, kad dėl savo žodžių galbūt kažką sugadinot, kažkokius santykius. Bijot, kad nesuprantat, kas yra ištikimas jums. Arkliukas sako, kad jums tiesiog reikėtų stebėti savo artimuosius ar vieną artimą žmogų, dėl ko baiminatės. Ir jie patys ištransliuos, kas jie tokie yra ir kokie jų ketinimai, ar jie ištikimi, lojalūs ar ne.
Galbūt reikėtų daugiau juoko ir žvalumo jums ateityje. Tai čia apie 2026 metus. Manau, jums tiesiog reikėtų pastebėti. Daugiau juoktis ir stebėti artimuosius savo. Ir jie patys viską jums parodys, kokie jie yra.